Atvažiavom žiūrėti į Aliaską. Vanduo tai greitas, nežinau kaip šiandien seksis. Bet yra gaudomas. Gerai, bandom toliau į Manamius. Tokios žuvėjai dar su jais nesužvėjos. Vėl bandau į Zūrų šiamas. Tikėkimės, kad bus viskas ok. Vanduo pakrytis gerokai. Kvepia pavasariu, lauke +3. Na, ką žinau. Viskas čia yra gerai. Tik reikia kantrybės. Bandyti ir pagauti ir žiūrėti. Bandysim žiūrėti kaip upėtokius, kaip šlakius. Gal kažkas ir pavyks. Tas man taip labai nepatinka, bet ne ką darysi. Kitų sąlygų nėra. O šiandien pasirinkau biškį ilgesnį spinigiuką, jau 103. Davė pjūrį lystą. Tokių upį didesnį biškį patogiau su juo bus žvejot. Ypač kai reikia užlaikyti voblерį palei krantą. Vanduo gražus, galėtų biškį žemesnis būt, bet čia gražus vanduo. Nu ką, šiandien tikslas pagauti didelį upėtakį. Tokioj upiai. Vanduo tai nerealus. Upės galia visai kita, tai čia fantastika. Aišku, šitą. Kol kas iš 3 žvybų 2 sėkmingos, 1 su 0. Reikia suprast, kur upėtakiai čia stovi šitą upį. Ar jie migruoja, ar jie stovi vagoj, ar prisispaudė arčiau kranto. Nes dabar toks metas, kai vanduo žiauriai krenta. Ir jie gali būti visur. Aš manau vis tiek bus jau labiau, kur sulėtėjęs rūbė, kur kliuvinys yra. Kur yra kur ilsėtis. Maisto dabar ne per daugiausiai. Baigėsi potvynis neseniai. Bet prie tokių temperatūrų čia vardas nemėga, nieks nemėga. Nes pagauni upėtakius su tokiais pilvais storais, kad gali būt bus šiandien taip, kad vien prašnekėsiu per kamerą ir nieko nepagausiu. Nu, gerai, vobleris dirba, pristroja. Išlaiko gilį. Dar ko Zūrui gerai yra, kad tie šaratai gal papildomai vidų yra barškaliukas įdėtas. Gal tas yra dar gerai, papildomai išerzinant upėtakį. Kartais upėtakiui nepatinka, taršiai nurusi tylaus voblerio. O hebra turiu Kokios kem 5.
šio sezono kokias didžiausias. Antras, prieš tai vienas kybo, dabar va antras. Eik, savo gražuolės. Vieną ant kabliuko, ant galinio. Kažkaip bandysiu jį atkabinti ant jamananį, bet čia, ble, gerai pabandysiu krantų paeiti į priekį, va, neblogas, a ne? Čia kokiam 8. O, dieve, ten. Žodžiu, tai jau geresnė biškį vieta. O, aš pačio kampuko, opapa, gražuolės tai čia. Opa, čia jau normalus. Hibrikė. Suveikė jie mano miukos. Ble, dabar biškim. Gražuolis. Nu ką, hebra. Šių metų 4 žvyba. Didesnė upė, va, ir iškart upėtakis kem 5+. O, pažiūrėkit per visą samtį. Eina savo. Viskas, tu paleis, viskas, davai, jau nori. Opa, batoniukas, davai. Grįžiai kovoja. O, davai. O. Kas čia toks? Dar vienas kutakiukas, neblogai. Jau antras. Taigi paleisime tos. Apsirimin tai. Ko mažiau žalot nors. Davai. Nu ką, hebra. Pirmas pusdienis jau sprogo. 2 žuvis pagautos. Vienas geras upėtakis kalė. Taip galvoju, kliuvinys taip palaikė. Taip jau užsivertė, pabėgo. Ir mažiukas dar prisivėjo iki pat kojų ir viso gero. Tai va. Tokios naujienas. Vėl toliau bandau į zūrų. Nežinau, po pieto gal pabandysiu kitus valberius jau biškį įdėt. Nes čia saulė buvo išlindus ir nesuprasi. Mačiau, keli upėtakį bulkavo ar kas čia, ar kiršliai gal iššoko, neįsivaizduoju. O kol kas vėl. Kariuomenė sausekai, kaip be jų pietukai. Numeris 7 šiandien yra troškinta kiauliena su grikių košė, va. Tai va, kol šitą, kol sausekas pašyla, papasakosiu biškį apie pravedimus, apie kaip kybo. Aišku, pačio kibimo nufilmuoti nepavyko, nes jau. Ir kai užkybo, tada jungiau kamerą. Nes akumuliatorių daug neturiu, o visų vietų nufilmuoti nelabai įmanoma. Tai va. Tokie reikaliukai, iš tikrųjų vėl pravedimas. Skersai srovės, prie srovę įmeti. Ir visi kibimai šiandien buvo, kai meti skersai srovės. Ir su srovė nuleidinėjai voberį ir po to, kaip sakyti, padarai tokį kilpą ir užlauži. Tai va, tada visi kibimai ant tokio grinai sustojimo. Tai va, ir kitaip nekybo. Tik tai upstream'u meti, skersai trauki ir, žodžiu, taip. Kada jau voberis pasrovių taip išsilygina, sustoja pauzę, bum, kala. Išsilygina, sustoja, bum, kala. Tai va, tokie reikalai. Matyt išerzinė jį. Jis lydi, sustoja, bet, nu, nekala, bet taip, iš tikrųjų, taip paima į burną, nes tas kem 5+, kur pagavau, tai gražiai lupytis kamputį ten būčiau paleidęs biškį, tai būtų ragas, tai va, būtų pabėgęs. Tai va, to šiandien žvėjoju su Purelistu, Daivas pinigiuku. Tai matėt video, kaip jisai puikiai atidirba viską, laiko žuviai, be problemų metą, irgi taikliai 100 metimų vien taškelį sumėtis. Skalnostabus pinigiukus už tokią kainą. Tikiuosi, Baltic Bites dar jį atveš šį sezoną. Bent jau 10 modeliukų. Tai va, 10 vienetų, kad hebra pasidžiaugtų, nusipirktų, nes tikrai už tokią klasę, tai čia fantastika. Fintailas tai stovi labai šone. Tai va, tokie reikalai, ką mes geriam kavą, valgom sauseką skaniai. Judam toliau. Tikiuosi bus ką papasakoti jums po pietų. Ir pabandysiu kitus vorberius, pabandysiu gal panukus, pabandysiu vankų, pabandysiu viską, kad pagaut dar bent kelius upėtakius. Jeigu ne, tai ne, papasakosiu jums važiuojant namo. Tai va, kol kas tiek. Davai. O.
Labas, draugelį. Labas, draugelį. Nu, 300 kokį, ant Jamanamio. Paleidimas. Op. Op, varyk. Nice. Jamanamėj sudirbo. Nu va, hebra, lygiu namo. Mano žvyba šiandien jau baigta. Dar turėjau gerą valandą pažvijot, bet buvau pamiršęs, kad reikia vėliau biškį žmoną paimti. Norėjau pabūt pareigingas vyras, tai sutrupinau žvybą valandą. Tai va. O apie pačią žvybą, tai pagavau dar po pietų vieną upėtakiuką. Čia į pačią pabaigą. Ir kas keista, šiandien visi upėtakiai stovi šalia srovės. Arba kur srovė vos sulėtėja, arba šalia srovės. Ir ne vieno upėtakio lietumose. Kur labai lėta srovė, kur vanduo toks lėtai eina, kliuvinių pilna, viskas, ta prasme, nu nėra upėtakių ir viskas. Matys stovi ten, kur srauniau, kad, kaip sakyt, valosi nuo dėlių, tai va. Bet žvybų skaitau, 3 upėtakiai graibštė, didžiausia 5-7, kitas apie 3-2, matėt video, ir vobleriukus irgi matėt, ant kurį pagavau, tai va, tokie reikalai. Ir vieną vobleriuką praradau. Tai jau šį metai 4 žvybos minus 2 vobleriai, tai va, tokie reikalai. So, hebra, tikiuosi sekmadienį dar pavyks pažvijot. Jeigu ne, tada iki kažkada. Ačiū jums, palaikykit mus ir mes dėl jūsų darysim vidosikus. Tai va, iki.